Nežinau, kaip čia bus toliau. Man šiandien į reisą, bet pas mus kol kas oras Alytuje štai toks. Balandžio 22. Gražus pavasaris Alytuje. Aš apakęs koks oriukas. Kaip pasikeitė viskas greitai. Vos ne 30 šilumos neseniai buvo. Dabar žiema. Tuoj prasidėjo šildymo sezonas. Kavilta.lt. Poilsio ir miego ekspertai. Individualūs užsakymai jūsų darbinių auto ir namų miegamiesiems. Esate kamuojamas nugaros skausmo? Ne bėda. Gaminiai padengti kokybiško kokoso pluoštu, neleis jaustis nepatogiai ir glundančiai bei švelniai prisitaikys prie jūsų kūno formų. Čiužiniai, antčiužiniai, antklodės ir pagalvės, vaikiški čiužiniai ir čiužinių apsaugos, viskas vienoje vietoje ir viskas jums patogiu būdu internetu. Geras kokybės ir kainos santykis. Nebejok, išsirink ir miegok ramiai. Kavilta.lt. Tai brangiai, visiška teisybė. Jau jeigu grieb, tai grieb jautį už ragų, kaip sakant. Ir kokybiškuose, ir minkštuose pataluose. Kad jums būtų lengviau, tai nuorodą rasite po šiuo video. Ir jūs tiesiai pateksite į kavilta.lt puslapį. Ten rasite ir adresus, ten rasite ir kontaktus. Jeigu norėsite individualaus užsakymo, tiesiog pasiskambinkite, pasitarkite. Dirba tikri profesionalai, išmano savo darbą, patars, pagamins. Na, o kad geras kokybės ir kainos santykis, tai nebejotinai taip. Pasirūpinkite savimi, pasirūpinkite savo poilsiu, pasirūpinkite savo miegu. Na, o dabar į Europą. Žiūrom situaciją. Šviecko Oderio pasienis. Ramu. Jau va taip 3 kilometrus važiuoju. Čia už Magdeburgo link Hanoverio antruku. Pirma, antra juostos stovi visiškai poliarizuotos. Trečia mūsų eina, va taip 3 kilai, va taip. Gerai, kad laiku užsiėmiau trečią juostą. Vokietijoje reikia 4 juostų, nes furistam 3 juostų mažai. Šviečia dieną, šviečia naktį. Mūsų Lietuvos vėliavos spalvos gražiausios visame pasaulyje. Nebejotina. Eso degalinė. Benzas 232, dizelis 22. Labą rytelį. Rozendalį esam, bandom ieškoti adreso. Ten tokį planą atsiuntė, kad ten nėra krūtų. Bet nežinau, kažkaip tai mes bandysim kažką surasti. Da taip nebuvo. Kad atvažiuotum ir neįsikrautum ar nerastum. O čia dabar tai jau aš nežinau, kaip čia bus, čia netilpsiu gal.
Biškį paduosim atgal. Nežinia, ar čia įleis ar neįleis mus. Tikriausiai mašina užregistruota. Jeigu atidarė, bandom ieškoti. Tiesą sakant, nelabai susigaudau. Man reikia penkto įvažiavimo, bet aš čia kol kas, nu ką, išmaišysim visus paviljonus ir rasim. Good morning, mister. Okay. Maybe you know where is gate number 5? Gate number 5? Yeah. In front of the white container over there. Here, yeah? Yeah, there to the right. Okay. In front of the containers there. Okay. Thank you very much. Okay, Cheers. Sakė, čia prie konteinerių kažkur. Nelabai žinau kur, bet bandom kažką ieškot. Čia dar biškį anksto, kad ten jei važiuosiu, tai nežinau. Ar aš pravažiuosiu, ar aš ką. Gal kol kas išvažiuoju. O va, lenkai pasitiko. Dobrze, nie? Na va, ir po reikaliukų mūsų, viskas. Labą rytą. Čia. No, čia. Čia. Gražu Olandijoje, ar ne? Pavasaris, žalumos daug, kanaliukas, o ten priekį tautiečiai važiuoja, lietuviai, su Mersu. Iš tos pusės avarija, tai čia kamštynas. Atvažiuojam į Almerę. Almerė. Man labai asocijuojasi su Almerija, Ispanijoje. Čia jau Amsterdamas visai čia pat. Atvažiuojam į Kamštuką. Oi, kaip mes seniai čia buvom. Čia Reinė. Iš Reinės ten, kaip išvažiuoti iš degalinės, tai uždarytas A30 kelias, tai tenka važiuoti aplinkeliu dabar. Išmaišysim Reinės visą pakraštį ir išlėksim ant A30. Opa.
Dizelis 1,60, 1,59 ir 90, o superis 1,77. Reinės bažnyčia. Įdomu, liuteronų ar katalikų? O gal baptistų arba adventistų? Na štai ir po Reinės. O čia kelias tas, kurio mums reikia. Hanoveris. Nežinau, kaip ten baigsis tas lenkimas. Jau kokias 2 minutės lenkia. Ten per porą metrų tik tai aplenkė. Čia iš galo netrivoja visi. Cykų ramuka po liepom. O kodėl kaip po liepom? Kodėl ne kaip po drebulė ar po riešutu kokiu? Po liepom. Nu taip sakom. Prašyčiau vieną bilietėlį į Lenkijos cirką. Ačiū. Labą dieną. Važiuojam į Pyzdrius. Šitoj platioškiai dar nebuvęs. Ne, juokauju, važiuojam čia į vieną vietelę. Dzień dobry. Dzięki. Do widzenia. Slupca. Aš, gerbėmieji, noriu, kad jūs daugiau pamatytumėt visokių keliukų, nes po 2 mėnesių laukia naujiena jūsų. O kokią naujieną, tai sekite kiekvieną video ir jūs sužinosite. Kuris kilometras važiuoju paskui šitą pirdistą, negaliu šio aplenkti. Tai mašinos, tai ištisinės. Nelabai man patinka paskui šitus ūkininkus važiuoti, bet tai kągi padarysi. Nu, tėvai, paspaus biškį. Oho, kas čia per agregatas? O eik tu savo mašiniukas. Ką iš čia kasa? Tunelius kokius kasa? Ką iš čia? Vo čia tai jo. O čia tai jo. O eik tu savo. Blinda, tokio buvau nematęs. Miško keliukas, bet tai toks geras. Taip minkštai nutiestas. Skulskas. Skulsk. Lenkijos kaimukas. Tūkstantis 906 metų tas pastatas. Gražus rapsų laukas.
Prisižiūrėsime čia ir bažnyčių, šituose kaimeliuose visko čia. Mum čia. Yra toks miestas Vloclavikas. Vloclavek. O, kaip eina lenkai. Čia gražu, tam Vloclavike. Gražios vietos. Skardžiai tokie apaugę medžiais. Dar viena bažnytėlė. Čia kažkurio reikia gal sustoti, eit pasimelst. Ar galima ir namuose Dievui melstis, kaip galvojat? Man atrodo, kad nebūtina akmeninis pastatas, ne? Nu, bent aš tokios nuomonės. O kas yra malda, kaip jūs galvojat? Aš tai galvoju, kad tai yra pokalbis su Dievu. Nebūtinai ten Sveika Marija ir TTT. Gali pasikalbėti ir savai žodžiais. Jeigu esi tikintis, Dievas tave visur girdės. Sako, atsako į maldas Dievas. Cechanovas. Cechanov ar Cechanov. O, tokie žiedai patinka. Nereikia nei apvažiuoti tiesiai. Baranovo miestukas. Išravėti visi pagrioviai. Zabėlė. Čia bažnytkaimis. Kiolno miestelis. Čia mes jį tik pravažiuojam. Bet čia jau man iki skausmo, kaip sakant, pažįstamo šitos vietos. Na, biški čia esu papuolęs tarp tų remontų. Čia labai ilgi ruožai kelių remontų. Tenka ilgai stovėti prie papildomų šviesoforų. Dotnuva ir jos bažnyčia. Prisižiūrėjom Lenkijoje bažnyčių, tai dabar Lietuvoje pafilmuosim. O kas čia per kontrolė? Duoda pūst alkotesterį. Ha! Labą dieną. Kontrolė per atstumą kelias sekundes pasudaro. Sėkmės. Ačiū. Nu va, sėkmė, sako. Radviliškis.
Toli nuo Dzūkijos pažiūrėsi, kokios čia degalų kainos Radvilišky. Dizelis 1,47, 95 1,51. O koks volas ant žiedo. Važiuojame į Šiaulius. Šiauliai, Saulės miestas. Jau seniai tikrai, kad buvau Šiauliuose. Aleksandrija. Nu greitai prisipažinkit, kiek šiauliečių žiūro pirmyn atgal kanalą. Bus koks desiatkas, ar ne? Geležinkelio pervaža ir pervažų gatvė. Biškį ne ten nuvažiavom. Reikėjo čia sukt, bet kad planšetkę į laukus vedė, o Veizo nebuvau įsijungęs. Man čia reikia. Planšetkė nemato ten naujesnių kelių, nieko, tai jinai bilė kur gali. Nebent ant pagrindinio gero kelio iššokį, tada atsistato. O šiaip geriausia žemėlapiais arba Veizu pasitikėti ant kažkokiais tai keliukais, kai važiuoji. Tuoj paliksim Šiaulius. Link namučių judam. Į čia, kai važiavau pirmyn, tai mačiau, stovėjo trikojus. Čia prie žiedo, netoli. 1507 metais Radviliškis gimė. Stovi ir dabar dar trikojus. O kur mašina? Nuvaryta vos ne už kilometro iš šono. Na ką, brangieji, baiginėjasi mūsų reisiukas. Va, pasivažinėjom užmiesčiais visokiais, užkampiais. Pamatė tikrai daug Lenkijos kaimelių. Lietuvoje taip pat čia pasivažinėjom. Ir ką, atsisveikinant visiems, tikrai noriu padėkot, kad vis dar žiūrot, vis nauji prenumeruojat, komentuojat, dalinatės, patiktukus dedat. Tai labai svarbu šiam kanalui ir aišku kiekvienam kanalui. Ką norėtųsi pasakyti? Norėtųsi pasakyti išskirtinis didelis ačiū tiems, kurie netgi dėl projekto Noriu prie jūros aukojo antrą kartą. Jeigu paskaitinėsit komentarus, rasit ten. Tai tikrai didelis ačiū, įvyko truputį progresas, galbūt reikėjo to, nes aš žinau, kad iš bent kokia auditorija bebūtų, jinai didelė, super didelė ar mažesnė, vis tiek yra įvairiausio plauko, sakykim taip, ar ne, žmonių, kuriem tas gali patikti, kitiem nepatikti ar ką, bet aišku, visada norisi remtis į tuos, kuriems tai aktualu, kuriems tai patinka, kuriems tai įdomu, kurie norėtų nukeliauti kažkur kitur, ne vien tik tai važinėtais keliais, ar ne. Norisi tų ir projektų viską, bet, mylieji, tai kainuoja, tikrai supraskit. Jeigu aš tikrai būčiau ten iš tų, žinot, youtuberių, kurie ten tik tai nori peržiūrų ir populiarumo, pinigų ten jie neskaičiuoja, tai, žinot, aš tikrai neprašyčiau, kad ten paremtumėt kažkokį projektą ar ką, manau, esat protingi ir tikrai suprantat. Va, tai šiaip galvoju, iki Liepos mėnesio, jeigu kažkas gali, tai iki Liepos bent 1, o paskui eisiu atostogų ir jeigu bus tikrai pakankama suma,
važiuosim prie jūros. Jeigu nebus pakankamos sumos, vis tiek kažkur važiuosim, vis tiek kažką darysim. Tie pinigėliai, kuriuos žmonės aukoja, tikrai jie bus atiduoti iki paskutinio cento tiems, dėl kurių čia tai yra viskas daroma, Juozukui ir Petrukui. Taip kad ačiū gerbėmieji dar kartą, užsiprenumeruokit kanalą, sekit kiekvieną video, nes ateity laukia, tikrai jau aš anksčiau buvau minėjęs, laukia labai stiprios permainos. Tikrai radikaliai vienas posūkis bus toks 360 laipsnių kampu, taip ar ne? Opa. Tai va, tai žiūrėkit, sekit naujienas. Na ir visiems, kurie užėjo čia pirmą kartą, noriu pasakyti, kad galbūt iškils klausimas, o kaip paremti kanalą, kaip ką padaryti, tai noriu pasakyti, kad po pagrindinių kanalo aprašymų yra Contribui nuoroda arba per funkciją ačiū, kurią rasite paspaudę po pagrindinių video ant 3 taškelių. Taip pat rasite prisegtą nuorodą kaviltos.lt įmonės, kuri gamina nuostabius čiužinius, ančiužinius, anklodės, pagalvės. Taip pat jūs galėsite su jais susitarti ir dėl jums rūpimų individualių užsakymų. Kavilta.lt. Poilsio ir miego ekspertai. Na ir dabar tikrai tariu viso ko geriausio. Būkite sveiki, būkite stiprūs, mylimi, mylėkite. Kaip galite paaukoti projektui Noriu prie jūros? Prisijunkite prie pirmyn atgal kanalo esančio YouTube'e ir ten kanalo pagrindinėme puslapyje rasite Contribui nuorodą. Paspaudę ant nuorodos galėsite paaukoti jums parankę sumą. Nelikime abejingi, padėkime žmonėms pamatyti jūrą. O sakyk, kaip tu įsivaizduoji jūrą, kaip jie atrodo? Tai kas čia per kosmonautai, kad dar nebuvę prie jūros? Ate.